kaip galvoji, Indrė, kuom reikėtų vadovauti žmogui, kuris turi tikslą numesti svorio? Ar kalorijų deficitas yra tas būdas ir išeitis pasiekti rezultatą? Dabar labai dažnai susiduriu su ta nuomonė, kad iš esmės mūsų kūno svoris priklauso nuo to, kiek kalorijų mes suvartojame, kiek sudeginame ir kiek pašaliname. Tai yra įeinančios kalorijos ir sudegusios kalorijos. Ir jeigu mes esame tam vadinamam kalorijų balanse, tai tarkim mes neturėtumėm priaugti svorio. Bet jeigu mes maistinę vertę vertiname tik kalorijomis, mes paliekame labai didžiulės biocheminės spragas visame tame procese, nesuvokdami, kokią reikšmę turi skirtingas maistas mums tame pačiame svorio reguliavime. Vieni produktai iš esmės mums suteikia energijos ir tarkim, geras pavyzdys būtų cukrus. Taip, cukrus yra cukrozė. Cukrozė sudaro 50% gliukozės, 50% fruktozės. Jeigu mes imtumėm tą tiesiog buką kalorijų skaičiavimą, tai tiek gliukozė, tiek fruktozė, kiekvienas gramas šių cukrų turi po 4 kalorijas, bet kūne jos turi absoliučiai skirtingas funkcijas ir kai tuo tarpu mes gliukozę deginame kaip energijos šaltinį, tai fruktozė ne tik, kad mums nėra būtina kaip energijos šaltinis, kadangi nei viena kūno ląstelė jokiems procesams nenaudoja fruktozės, negana to, kad pagrindinis mūsų energetinis vienetas mitochondrija kūne, taip, kuri mums būtent iš gliukozės ir pagamina energiją, fruktozės poveikyje kaip tik yra slopinama. Tai fruktozė inhibuoja, sustabdo bent 3 skirtingų baltyminių kompleksų, fermentinių kompleksų veikimą mitochondrijose ir kaip tik trukdo tą energijos konversiją iš maisto pagaminti ATP. Tai yra universalų energetinį mūsų ląstelių vienetą.